Gyvenimas iki reabilitacijos, tai aš jo nepavadinčiau iš tikrųjų gyvenimu. Tai buvo visiška katastrofa ir siaubas. 8 metai atiduoti kalėjimai. Dėl vartojimo taip pat pravartojęs aš kažkur apie 15 metų, taip jeigu sudėjus, nes buvo tų tokių tarpų bandymų nevartoti, bandymų sustoti kažkur savom jėgom, bet tai buvo praktiškai neįmanoma, vis tiek aš viduj norėjau vartoti ir nebuvo šito suvokimo, kad man tai kažkaip tai trukdo ar maišo. Ir ne kartą esu buvęs ir reabilitacijose, tenais man pavykdavo tokį padaryti tik tais laikiną sustojimą ir nusimesdavau atsakomybę nuo savęs, tarsi baigus jau reabilitaciją, aš pradėdavau įnikdavau į tokį, tarsi jausdavau save skolingu ir pradėdavau žmonėms ten gerą kažką tai daryti, eiti tarnauti visur, toksai kaip kažkaip, bet vidinio tokio pokyčio taip ir neateidavo. Viduje aš visą laiką norėdavau toliau kaifuoti, toliau vartoti narkotikus, gyventi tą gyvenimą. Mane dar labai stipriai traukdavo tas noras vogti kažkas tai tokio, rizika ta visa tokia ir kriminalinis tas gyvenimas, važinėjimasis po užsienį, ten visos tos vagystės, narkotikai, ta tokia savotiška romantika, sakykime. Bet kuo dažniau aš bandydavau sustoti, tai buvo ne viena pas mane gyvenime reabilitacija. Aš sustodavau ir paskui krisdavau į vis dar gilesnę duobę ir dar gilesnę duobę. Dabar paskutinis mano tas kritimas po skyrybų Ukrainoje su savo buvusia žmona, kas taip pat davė narkotikai iki skyrybų, šeimos tas visas iširimas. Karas, kai prasidėjo, aš išvažiavau į užsienį, tai čia kažkaip tai galvojau, susikoncentruosiu į darbą daugiau, susikoncentruosiu į tą tokį gyvenimą skirtą savo, tarsi geras uždarbis, viskas tvarkoja, laisvas, nei turiu kažkokių įsipareigojimų, nieko. Ir vis tiek aš sugrįžau prie narkotikų, nes aš jau norėjau, aš nebuvau viduj pasikeitęs, nei po vienos reabilitacijos, buvau tik laikinai sustojęs. Bet jau po to mano visiško tokio kritimo iki gyvenimo gatvėje, iki iš vis grinai toksai, nežinau kaip, visiškas valkata benamis. Vagystės, policija, sudaužytos mašinos, tokia katastrofa, štai dabar kaip prisimenu visą tą, iki atvažiavimo iš Švyturį savo gyvenimą. Neįsivaizduoju, ar aš dabar sugebėčiau nors kažkurią mažą dalį šito išgyventi ir ištverti. Tai visus tos metus pagrinde priklausomas aš buvau nuo heroino, amfetamino, paskui viskas perėjo į kokainą ir heroiną, paskui kurį laiką jau, čia paskutiniu jau laiku kreką jau rūkydavau ir metadoną vartojau. Tai krekas su metadonu, šitas mišinukas man, plus dar viską užpildavau degtinę arba alumi. Tai čia būdavo iš vis siaubas griniausias. Tai buvo tokių atvejų, kai aš daėjau iki tokios paranojos, man atrodė, kad mane kažkas nori papjauti, iš galo kažkas tai seka, įbėgau į stotį, čia buvo Kopenhagos centrinė stotis. Pagalvojau, kad kažkas mane nori griebti iš galo ir durti man į nugarą. Tai kaip tik ir tuo momentu atvažinėjo metro traukinys. Aš šokau po traukiniu į apačią ir palindau ten po apačią kažkaip tai iš šono, kur traukinys privažiuoja. Tai jeigu žmonės nebūtų manęs iš ten ištraukę, tai būtų ir sutraškęs mane tas traukinys už kelių sekundžių. O taip kažkaip žmonės tiesiog mane ištraukė. Aš tada dar puoliau tą žmogų, nes galvojau, jisai mane ištraukė tam, kad subadyti mane, pabėgau nuo jo. Ir vienu žodžiu tokiu paskui, kai aš paėmiau, dirbau darbe, apsivartojau kreko, užėjau į tualetą, parūkiau. Ir išėjęs iš tualeto vėl mane apėmė paranojos tą būseną tokia. Man pasirodė, kad vėl mane kažkas nori nužudyti.
darbininkai tie, kurie su manim dirbo, aš statybose dirbau. Tai aš pabėgau, pasiėmiau mašinos raktelius, autobusiuko, firmos autobusiuko su ženklais ir per Kopenhagos centrinės gatves pradėjau važiuoti dideliu greičiu tenais. Nors įsukau į parkavimo aikštelę ir bandžiau pravažiuoti tiesiai pro sieną. Man pasirodė, kad tos sienos nėra, o aš iš tikrųjų tiek buvau apsivartojęs. Ir važiavau 3 kartus atgal, sugrįžau, įsibėgiau vėl dar greičiau į tą sieną. Ir tai trankiausi 3 kartus, kažkaip tai ta medžiaga yra nufilmuota, irgi video žiaurios vaizdai tokie. Sulaikė mane tada policija, išvežė į poskyrį tenais, vienu žodžiu, bet vis tiek paleido. Paleido ir aš ėjau toliau vartoti. Paskui per Kalėdas šiandien prieš papuolant į centrą mane ištiko irgi perdozavimas, į komą. Aš įkritau į komą, 3 paras buvau komos būsenoj, visiškai nieko neatsimenu iš to laikotarpio, bet atsimenu, kaip atsibudau, tiesiog nusiėmiau visus tos laidus ir viskas pradėjo ten pypti, subėgo daktarai, jie man bandė nuraminti, aiškinti, kad man reikia būtinai gulėti, nes aš buvau miręs. Ir aš jam sakau, ne, viskas, man reikia išeiti parūkyti, išėjau parūkyti. Paprašiau savo daiktų, dar pas mane ten daiktuose buvo viskio bonkė, kupriniai mano. Aš išgeriau ir grįžau, sakau, viskas, aš pasiėmiau savo ten batus, apsirengiau, grinai iš tos pižamos ten ir išėjau toliau į gatvę vėl vartoti, vėl vogti. Ir tokia beprotybė visiškai, jinai kiekvieną dieną vis kažkas naujo tokio būdavo, tai atsirado sesė, kuri kažkaip sugalvojo pasidomėti, kaip man sekasi ir tiesiog per ją aš susiorganizavau savo bilietus, iš Kopenhagos padėjo man išvažiuoti ir į Lietuvą atvažiuoti. Tai čia keletas maža dalis tokių kaip įvykių istorijų iš mano tos. Reabilitacijai man sekėsi, sunkokai iš tikrųjų, sunkokai sekėsi. Man labai sunku buvo priimti tos manęs pataisymus tokius. Aš juk įsivaizdavau, kad reabilitacijai turi būti taip, kaip aš įpratęs būdavau, kad man nereiks dirbti su savim, man tiesiog reikės tenais pabūti kurį laiką ir svarbiausia, kad tik nevartoti. O reabilitacijai reikėjo atkreipti dėmesį į savo senas klaidas, išmokti klausyti. Tai man buvo labai sunku iš tikrųjų išmokti klausyti žmonių nuomonės, kartais netgi jaunesnių žmonių už save nuomonės, ir labai sunkiai priimdavau kritiką. Jo, būdavo labai atrodo daug tų taisyklių tokių visokių, kurių aš tikrai nenorėdavau vykdyti. Bet tai buvo pradžioje tik tais reabilitacijos, tai kokį gal mėnesį laiko. Tai augau aš su mama, tėvas mus paliko, kai man buvo 3 metukai, ir mama kaip Sovietų Sąjungos dar laikais turėjo daug dirbti, kad išlaikyti šeimą. Paskui atsirado patėvis, kuris iš tikrųjų manęs kažkaip tai nelabai ir mėgo, ir visą laiką būdavo tas, gaudavo aš ir mušdavo mane jisai, ir liepdavo visą laiką kažką tai ten daryti namuose. Nuo pat vaikystės, kiek atsimenu, visą laiką jausdavau tokį diskomfortą būti namuose, norėdavosi nebūti daugiausiai namuose. O darželį aš lankiau tai savaitinį, lopšelį taip pat savaitinį, ten nuvažiuodavau, būdavau, savaitgalį tenais grįždavau, vasaras praleisdavau pas močiutę kaime, ir vėl viskas tas pats per tą patį. Nebūdavau aš paklusnus vaikas, gal todėl aš manau, kad kažkiek negaudavau aš to dėmesio tokio iš motinos, ir tėvo kažkaip tai rūpesčio tokio nebuvo. Tai darydavau viską, ką noriu iš tikrųjų. Man nelabai būdavo kažkokių tai ten autoritetų, ar ten mama ką man sakydavo.
bėgdavau iš darželio, vartoti pradėjau aš 6 metų, esu pradėjęs ten 7 taip, tokius pirmus parūkymus, bet paskui kažkaip tai lioviausi. 3-4 klasėje, man atrodo, aš tiksliai taip neatsimenu, bet pradėjau rūkyti, niekas man namuose nedraudė, suprasdavo, kad aš rūkau. Paskui pirmas mano pavartojimas tai buvo žolės. Žolę aš pradėjau rūkyti, paskui alkoholis. Ir kurį laiką vien tik tai alkoholį aš vartodavau. Paskui viskas perėjo, ta moda atėjo tramadolio vartojimu, klijų uostymas, irgi ta visa tokia vaikystė būdavo tokiose užleistose kažkokiose statybose, podvaluose. Bėgimas iš namų pastovus, savaitėm aš dingdavau iš namų, ieškodavau ten manęs visur. Irgi taip pat eidavom ir vagiliauti, tenais plėšikauti, kas paskui iš tikrųjų ir privedė prie to, kad kiek man buvo 17 metų, aš pirmą kartą papuoliau į nepilnamečių pataisos namus už taip pat ginkluotą apiplėšimą žmogaus ten. Ir gavau 4 metus, atidėjus bausmę 2 metams, bet taip pat tęsiau visą savo tą veiklą, pradėjau važinėti į užsienį ir atsirado jau ir kiti narkotikai, tai po truputį viskas modernizavosi, tarsi tenais amfetaminas atsirado daugiau, ten ir kokaino jau kartas nuo karto pavykdavo užuostyti, tai labai tokį sukeldavo kažkokį tai tokį apie save nuomonę gerą. Ir paskui atėjo tie didieji heroino laikai ir tada aš jau, tai heroiną vartodavau, tai pradėjau vartoti aguono ekstraktą, kai heroinas buvo vienu laiku dingęs, kažkaip tai Klaipėdoj norėjosi pavartoti, bet heroino nebuvo ir pasiūlė tą širkę vadinamą. Pirmą kartą, aš atsimenu, įėjime kaip įsidūriau širkės, aš tada pasakiau, tai viskas, tai kodėl aš rūkydavau tą heroiną visą laiką, nesąmonę kažkokią, tai ir viskas. Ir nuo to karto aš paragavęs adatos, jau niekada ir nebesustojau. Tada pradėjau ir amfetaminą leistis, nebeuostydavau, aš jau nieko ten kitaip nebevartodavau. Ir taip ir prasidėjo mano tas toksai iš tikrųjų kelias. Aš dabar konkrečiai atsimenu tą momentą, kas pirmo iš tokių pagrindinių lūžių manyje paskatino. Tai buvo mano atkryčio analizės rašymas. Tai buvo kažkas tokio, kas mano smegenis tiesiog pervertė, kažkoks tai perversmas įvyko, kai aš rašydamas tą atkryčio analizę pamačiau tą patį besikartojantį iki detalių, iki mažiausių detalių visą veiksmą, visą laiką iš naujo vykstantį. Šito aš niekada nematydavau, todėl kad aš apie tai ir negalvodavau, aš tiesiog kažkaip tai man atrodydavo, kad gyvenimas tiesiog teka savo vaga, viskas vyksta todėl, kad vyksta. Ir kažkaip tai nesigilindavau, kaip aš vis iš naujo atkrentu, kaip tai įvyksta. O kai pradėjau išrašinėti šitos dalykus, jie mane labai iš tikrųjų stipriai sukrėtė. Tada aš pradėjau kreipti dėmesį į psichologus, pradėjau konsultacijose iš tikrųjų būti tikresnis, aš daugiau atsiverti, teisybę sakyti savo apie save. Ir tada prasidėjo tie esminiai tokie pokyčiai. Man labai sunku buvo susitaikyti su tuo, kad aš pats kažkaip tais savo rankomis visą laiką jaučiausi kvailiu tokiu visišku, galim taip sakyti, todėl kad tą patį kartodavau visą laiką, o čia dabar staiga kažkaip tai suprantu, kad visai viską kitaip galima. Aš net nežinau, kaip tai pasakyti. Paskui prasidėjo tie
rašto darbai, pokalbiai su psichologais, kas lietė mano vaikystę, ten santykis su patėviu, tas visus mano įsiskaudinimus ir gal tų tokių psichologinių prisilietimų. Tai buvo šitoje reabilitacijoje pirmą kartą gyvenime aš pabandžiau kažkaip tai bendrauti su psichologu. Aš jau buvau matęs tik per televizorių kažkaip tai ar girdėjęs, kad yra tokie ir kad jie kažką tai ten daro. Bet skaičiau, tai visiška kvailystė, ką jie gali apie mane pasakyti. Aš visą laiką galvodavau, kad aš galiu jiems dar kažką tai pasakyti, ką jie čia mane mokys gyvenimo. Bet detaliai ir nuodugniai save vis iš naujo stebėdamas, aš labai daug atradau savyje, kas iš tikrųjų mane privertė susimastyti ir davė jėgų keistis iš tikrųjų. Tai bendravimo rato visiškas pokytis turėjo būti ir įvykti, bet ir iš tikrųjų aš ir nenorėjau nei su vienu kažkaip tai tenais turėti ryšį, bendrauti iš savo senų buvusių tenais draugų, nors šiaip iš tikrųjų paėmus didžioji dalis arba užsienį kažkur tais, arba sėdi kalėjimuose, dar didesnė dalis tai yra mirusių. Ir sugrįžau po truputį į miestą. Tai turiu ir kuriu tikslus, savo tikslus tokius kaip sporto pasiekimus. Tai ten nėra kažkokie tai rezultatų pasiekimai labai didelių, bet pačiam savo disciplinos nulaikymo, tą, ką aš ir išmokau švytury, ir bėgiojimą pradėjau būtent tenais, ir tai tęsiasi jau virš 2 metų, kiekvieną dieną, nesvarbu koks oras, tokį turiu savo vidinį tokį raudoną lemputę, jeigu matau, kad jau nebenoriu kažkaip tai daryti, bet kažkaip tai tenka perlipti per save ir daryti toliau, ir vėl paskui atsiranda noras ir motyvacija. Paskui kaip susirandu tikslų tokių, kaip eiti mokytis muzikos, eiti daryti savo, kurti darbo sferą savo pačiam, kad aš būčiau savo vadovaujantis. Taip pat atsidariau savo individualią ant savęs veiklą ir dirbu dabar legaliai ir oficialiai, kas dėl manęs irgi buvo labai sunku ir kažkaip tai nelabai norėjosi mokėti tos mokesčius ir visą kitą. Tas mano vidus tam prieštaravo iš tikrųjų kažkaip tai taip, nes niekada to nedariau ir tai yra irgi nauji iššūkiai ir naujos pamokos mano gyvenime. Tai esu labai patenkintas iš tikrųjų savo tokiom gal nedideliom ir dideliom pergalėm. Ir viena iš didžiausių taip pat pergalių yra tai, kad susipažinome su mano žmona dabartinė, jau pradėjome bendravimą. Taip pat apsiženėme dabar visai nesenai prieš 3 savaitės ir gyvename gyvenimą ir mokomės toliau. Ir aš taip manau, kad iš tikrųjų visą gyvenimą ir mokysimės kažką.